Sporto naujienos. Jaunieji Kėdainių futbolininkai Respublikoje 5. 2 dienas Kėdainių stadione vyko 8 geriausių Lietuvos komandų 7-7 futbolo varžybos. Jose varžėsi 2003 metais gimę berniukai. Finalinėse rungtynėse Kėdainiams atstovavo Nevėžio jaunieji futbolininkai. Į geriausių šalies komandų aštuntuką mūsiškiai pateko užėmę pirmąją vietą pajėgiame Kauno regiono pogrupyje. Finalinės rungtynės vyko 2 pogrupiuose. Pirmąją dieną Nevėžio komanda žaidė A pogrupyje. Jame iškovojo 2 pergales ir surinko 6 taškus. Nors buvo labai karšta, mūsiškiai žaidėjai stengiasi pasirodyti kuo geriau. Stengiamės labai, bandom pasuotis ir daugiau spardom į vartus. Ką gali pasakyti apie varžovus, kurie yra stipriausi? Man atrodo, stipriausi tai yra Panevėžys, bet Žalgiris irgi gerai žaidžia. Dėl kelintos vietos žaidžiate? Dabar dėl 5-6. O kaip manai, galėjot aukščiau pakilti? Tikrai galėjom, bet nepakil. Ko pritrūko? Turbūt, kad perdavimo, daugiau komandinio žaidimo pritrūko. Ir tiek. O kaip manai, svarbiau dalyvauti ar svarbiau laimėti? Dalyvauti. Ir laimėti smagu. Prizą parsivežti, bet nepasiseka kartais. Mes žaidėm A pogrupėje, kur tarp 4 komandų. Ir taip susiklostė turnyrinė lentelė, kad 1, 2, 3 vietos surinko po lygiai taškų po 6 ir tik įvarčių santykis. Teko skaičiuoti į praleistus įmuštus įvarčius. Tai šioje vietoje Nevėžio komandų vaikams daugiausiai nepasisekė. Mes likom 3 pogrupėje ir teko žaisti dėl 5-6 vietų. O šiaip keletą įvarčių būtume daugiau pasiekę ir būtume dėl 1 vietos žaidę. Aš manau, buvom verti žaisti netgi ir finale, bet labai džiaugiamės iš tikrųjų, kaip Kėdainiam. Jūs patys manot, kokios čia komandos, Šiaulių akademija, Panevėžio akademija, Vilniaus komandos. Ir vien papuolimas, aš skaitau, čia yra labai geras rezultatas. Ir aš esu labai dėkingas treneriam už dėtą darbą, visiems tėveliam, kurie vasarą leidžia vaikus sportuoti ir rudenį, ir žiemą, bet ypatingai vasarą mes Nevėžys ir vasarą daug dirbam, labai skaitom, kad pagrindinė turi vykti darbas. Taip, kad čia yra bendras visų rezultatas ir visiems noriu padėkoti. Finalinėse Lietuvos vaikų futbolo 7-7 rungtynėse nugalėtojų laurus iškovojo Panevėžio futbolo akademijos žaidėjai. Antri buvo Vilniaus Žalgiriečio, 3 Šiaulių futbolo akademijos atstovai. Kėdainių Nevėžio komanda užėmė 5 vietą. Nors mūsiškiams nepavyko patekti tarp prizininkų, tai nesumažino jų noro lankyti futbolo treniruotes. Iš klaidų turiu tobulėjimą, kaip sako. O per vasarą lankysi futbolo treniruotes? Tai taip. O linksmiau čia aikštėje žaisti futbolą ar namuose prie kompiuterio pasėdėti? Čia aikštėje futbolą žaisti. Nes smagiau ten prie kompiuterio tik tai akis gadinti ir viskas. Kodėl tu lankai futbolo treniruotes? Nes man patinka. O kuo įdomus tas užsiėmimas? Gal įdomus turbūt dėl to, kad gali daug ko laimėti, smagu. Spartai. Ir tiek. O vaikams naudinga užsiimti sportu? Jo, nes bent jau prie kompo nesėdės, geriau tegu žaidžia futbolą, ne prie kompo sėdi.